Labas rytas, Glorija turi uždegimą. Tai davė vaistų, kuriuos reikia įdėti į šaldytuvą. Vaikas dar miega, be 27 ryto. Išsivirsiu 3 kiaušinius, nešiuosi į mokyklą. Ir Ryanui su plokščia duona ir riešutų sviestu. Tokius kaip yra, nesumuštiniai, bet plokštiniai. Gerai. Laikas rengtis, ruoštis į mokyklėlę. Labas rytas, mėloji šeiminėlė. Šiandieną yra pirmadienis 7:30 ryto. Dabar užsidėsiu pudros. Tokios vaikiškos pudros. Tailande labai populiaru. Žinau, kad gal nėra labai sveika. Vaikas jos nenaudoja, aš taip pat nenaudoju, bet kartas nuo karto užsidedu ant plaukų. Tai naudoju vadinasi, bet ne kasdien. Gal kartą per 3-4 mėnesius. Kodėl? Nes noriu šiandieną dažytis plaukus, bet neturėjau tam laiko. Ir nenorėjau plauti galvos, kadangi reikia dažytis plaukus. Jie nėra tikrai labai riebaluoti, bet kadangi gyvename karštoje šalyje, jie susiriebaluoja daug greičiau negu šiaip būtų, ne? Gerai, tai dabar užsidėsiu pudros, kuri vadinasi Srirchand Perfect Hair Powder. Jūs užsidedate ant viršaus, tai lygiai tokia pati kaip ir sausa pudra. Aha, this is the powder for the hair. If I can have any small drink in the car. Paprasta, bet gerai. Pudra va tokia, specialiai plaukams ir susigeria ir iš tikrųjų atrodo labai gerai. Kadangi, kaip ir minėjau, gyvename karštoje šalyje, tai aš pastebėjau, jog plaukai susiriebaluoja, nors aš jų neplaunu daugiau negu 2 kartus per savaitę. Ir jie tikrai gerai išsilaiko, ypač kuomet pradėjau sveikai valgyti ir nustojau vartoti alkoholį. O jeigu alkoholį vartoju, tai labai mažai, gal 1 taurė per mėnesį. Dabar noriu nustoti visiškai vartoti alkoholį iki kalėdų. Ir medituosiu, pradėjau nuo šiandienos ir bus tai mano gyvensena, nes tikrai labai padeda. Šios kelios savaitės, 3 savaitės man parodė, kaip yra svarbu vidinis tas balansas. Aš apie tai labai daug kalbu ir jau jums gal atsibodo, bet labai padeda, kuomet tu įsigilini į save ir leidi savo pabūti tokioje situacijoje, kurioje tau nepatinka būti. Bet tu nebandai visą tai užglaistyti, ar tai su alkoholiu, ar tai su kažkokiu gal nesveiku maistu, arba ėjimu su draugais pastovumu, kad nebūtų namuose, kad negalvotum, kad nebijotum. Bet kuomet pradėjau daugiau medituoti, pasėdėti tame nekomforte, daug greičiau pradėjau viskas gyti ir pradėjau jaustis ramiau. Noriu jums parodyti mokyklos aplinkas, kurios dėja bus keičiamos po vasaros atostogų, nes persikeliame į naują pastatą. Dėja nebus šios vietos, bet dabar galiu parodyti, kaip jinai atrodo. Tai yra baseinas, kurio nenaudoja, nes matote, nėra švarus, bet kuomet būna išvalytas, jisai gali būti naudojamas. Tai yra tajų vaisiai, neatsimenu pavadinimo, jie yra gana skanūs. Nu tokie įdomesni, bet man patinka. Mano mažiukas. Mano mažiukas. Hi, baby. Atvažiavau į sporto salę, persirengsiu. Pirkau iš 2 rankų šią bliuskutę, jinai iš tikrųjų labai faina, iš Old Navy. Visiškai neblogai, po 3:27. Dabar yra 6 valanda vakaro, aš persirengiau juodai, turėjau konsultaciją su viena kliente, o dabar dažysiu plaukus. Juos noriu nusidažyti ir tikriausiai nusilakuoti nagus, o jeigu šiandieną nepavyks nusilakuoti, tai tada tai padarysiu rytoj. Juodai kaip į laidotuvės, bet ėjau sportuoti, grįžau, net neišsimaudžiau,
Greitai ėjau į viršų konsultaciją turėti ir dabar, kaip ir minėjau, dažysiu plaukus. Reikia rasti dažus, kurie nelabai žinau, kur yra. Tikriausiai aš juos kažkur įmečiau. Va. 5,15 Frosted Light Brown. Na, pasižiūrime. Vos nepradėjau dažytis plaukus, dabar užsidėjus pirštinės. Ryanas sako, noriu plokščios duonos su riešutų sviestu. Gerai, plokščia duona bus su riešutų sviestu ir tada continue savo plaukų dažymus. Ačiū Dievui, pasižiūrėjau į veidą, atėjau prie veidrodžio. Blemba visa juoda. Viskas juoda. Negerai, Renata. Ryanas spardo kamuolį lauke, sakiau, būk geras, atsargiai, nes yra mūsų mašina ir kaimynų 2 mašinos lauke. Okay. I don't have anything. Labai yra patogu čia gyventi, kadangi matote, jisai gali žaisti kamuoliu, o aš galiu iš namų matyti, va tas yra labai patogu. Mūsų tas toksai kaimas vadinamas yra gana ramus, taip pat apsauga kaimo yra čia, tai gana patogu, ypač dabar, kuomet gyvenu viena su vaiku. Plaukus dažausi, tvarkausi, spalviuosi, plaunuosi. Virsiu šią vištieną lietoje viryklėje, nežinau kaip pasakyti, slaukuką, kur virs apie 4 valandas, bet tai bus šunims. Praplaunu mėsą, kurią vakar nupirkau, tai yra vištiena ir ją gerai praplaunu, bus skanu šunims. Taip pat čia turiu vištieną, iš tikrųjų 2 vištienas. Reikia jas nuplauti, viena bus Simonui, viena bus Ryanui. Jas dabar nuplaunu ir jas pasūdysiu taip truputėlį aštrai. Pasidarau arbatą rytojui. Meluoju, pasidarau arbatą šiandienai, o kavą rytojui. Puka arbata, vadinasi relax. Rytoj pasidarysiu kavą. Pasidarau kiekvieną vakarą, o geriu iš ryto. Kurie pirmą kartą žiūri, mes gyvename Tailande, tai pas mus dažniausiai, visada beveik karščiai, nežmoniški. Tai te atsikeliu, didelį stiklinį vandens ir kava. Čia yra vištiena rytojui. Tai va, turiu šios jautienos, jinai beveik 400 gramų. Aš pasikepsiu šiandieną ant sviesto, gražiai susipjaustysiu ir bus rytojui, tai nereikės nieko daryti. Taip pat mokykloje turiu išvirtus 4 kiaušinius, juos rytoj suvalgysiu. Vanduo jau beveik verda, užsiplikinsiu kavos rytojui ir taip pat arbatos šiandienai. Indai beveik išplauti, dar kelis dalykus reikia apsimėtyti po 7:20. Visuomet prašau Ryano, kad jisai įjungtų kondicionierių 7:30 vakaro, kadangi viršuje labai karšto, tai reikia visuomet, kad atvėstų. Čia yra Glorijos vaistai, kuriuos reikia jai paduoti, bet žinoma, moteris nenori jų gerti. Tai vis bandau įmaišyti tai į maistą, tai įkišti šiaip į gerklę. Bandysiu įvynioti, žiūrėsim kaip bus. Suėdį, nelabai patiko, bet suėdį. Taip pat parodysiu mūsų miegamąjį, Dašai ne. Mes su sūnumi miegame viename kambaryje. Prieš tai aš taip pat miegojau čia, bet kuomet jisai užmigdavo, eidavau į mūsų su Simonu miegamąjį, bet po skyrybų aš likau Ryano kambaryje. Truputėlį vėliau visi mes miegam čia, žinokit, žiūrėkit. Čia dažniausiai Glorija miega, čia Dašas, čia aš, o čia Ryanas, kurie pirmą kartą žiūri, mes gyvename Tailande. Šiandieną jisai nori, kad aš šį vakarą, kad aš paskaityčiau šią knygą.
Respect and take care of things. Gražiai gyvenam, šiaudais kūrenam. Taip pat aš turiu Dauteros man padovanojo. Labas rytas. Can I carry that for you? After I use something, I put it where it belongs. Everything has a place. Plaukai išplauti, Ryanas miega, prasisiurbliuosiu grindis, užsidėsiu serumą ir pavedžiosiu šunis. Po to grįšiu namo ir miegoti. Žinokit, akys merkėsi, dar tik po 9:15, bet iš tikrųjų gana faina eiti miegoti apie, prieš 10 aš užmigsiu ir kelsiuosi apie 5, pusę 6. Tai toks geras miegas, prieš 10 užmiegi, prieš 6 atsikeli. Man patinka toksai ritmas. Nusišneku, nes pavargus. Dar reikia truputėlį drabužius susidėlioti, nes jų daug prisirenka, vis skalbi, tai nors 5 arba 10 pasikabinu. Labas rytas, šeiminėlė, šiandieną yra antradienis, 6:30 ryto, aš vedu šunis pasivaikščioti. Turėsime gerą rytą šiandieną. Kavą šaltą geriu, studijuoju, pameditavau. Vaikas, nežinau, kažką daro, geriau. Šunys labai nori pasivaikščioti, tai šiandien palepinsiu. Labas rytas. Noriu parodyti, kokį nuo saulės kremą naudoju. Aloe Sunblock Lotion. Nuo saulės 50. Jį naudoju kiekvieną dieną ir taip pat pradėjau dėtis ant rankų, nes jos, žinoma, jums reikia apsaugos. Šeima kaip tvora. Greitai prašluoti lauką, nes didelis bardakas. Dabar yra toks sezonas, kad labai daug lietaus, būna daug vėjų ir, žinoma, daug sudžiūvusių lapų, kuriuos reikia prašluoti. Out. Mokykla pasibaigė ir laikas namo. Reikia persirengti savo drabužius į sportinę aprangą, kuri yra čia, bet tai padarysiu vėliau. Visuomet turiu tokią mažą menką problemą, kuri tampa gana didelė. Vis nerandu raktų, aš juos nukišu, padedu, įmetu ir nerandu ir nežinau, kur jie yra. Dabar nesijuokite, mano lūpa labai, žiūrėkit. Kas atsitiko? Vedžiojau šunį, jisai mane patraukė ir į sieną pyliau. Viršui ir apačioj sutrūkimas toksai, bet jau skausmas. Aš persirengiau sporto aprangą ir aš dabar labai noriu nueiti į antrų rankų parduotuvę, kažką savo nusipirkti. Stoviu prie 7-Eleven, ten vaisius pardavinėje, gal nusipirksiu, žiūrėsiu, kaip bus. Truputėlį pieno. Čia yra koldūnai. Vakaro rutina yra tokia. Nežinau, kaip pas jūs, bet pas mane visuomet labai daug visko susimėto ir darosi toksai nemažas bardakas. Simonas atvažiavo vakarienės, tai pavalgysim vištieną kartu su ryžiais, aš taip vištieną. Iš tikrųjų aš pavalgiu, tai daugiau jiems, kad pasikėtų. Žinoma, ir aš prisėsiu. Simonas atvažiuoja kiekvieną dieną pabūti su vaiku, taip pat pakalbėti su manimi. Čia šunims maistas, čia taip pat, Ryanui koldūnai. Tokia neestetiška virtuvė, jinai gana kuista, bet aš manau, tai yra tikroviškas gyvenimas, ne? Čia yra vištiena, kuri labai skaniai atrodo ir nėra per daug ką pasakyti. Kimbu į darbus ir užbaigiu virtuvinius darbus. Tai susitvarkau, išsiplaunu, išsišluostau, susidėlioju, susiorganizuoju ir tuomet prisėsime. Taip pat mūsų stalas labai prisidėlioja, jame visko ir tušinukai, ir lapai, bandau
suorganizuoti, bet vis tiek. Labai noriu pradėti minimaliau gyventi ir išsikraustyti nemažai dalykų, kurių mums tikrai nereikia. Juos atiduoti, paaukoti, o jau tikrai kurių nereikia net aukojimui, tuomet išmesiu. Viskas gerai. Pas mane nuotaikos geresnis, aš jau gerėju, aš jau gyju, vaikas jau geriau jaučiasi, Simonas išsinuomos didesnį butą, tai galės vaikas pasitenais pabūti daugiau, bet vaikas sakė, Ryanas sakė, nori miegoti namuose, sakė, jisai nepasiruošęs miegoti niekur kitur, nes jam patinka, kuomet mama yra šalia. Tai taip gražiai širdį suspaudė. She knows how to do it. Come on. Normal. Hi, my name is Ryan Goodley. Labas rytas, mieloji šeiminėlė, be 15:12 šeštadienis. Šiandieną noriu, kad praleismėte šeštadienį kartu su manimi. Simonas atvažiavo, atvežė Ryaną, nes jie žaidė futbolą. Dabar važiuoju nupirkti šunų maisto ir taip pat dar kelis dalykus grįšiu. Ryanas galės žiūrėti televizorių, Simonas išvažiuos. Atvažiavau į Tesco Lotus Go Fresh, tai mažytė parduotuvė, viduje negalima filmuoti, bet gal išeis man paimti kelis klipus. Jeigu išeis, tai išeis, jeigu ne, tai ne, parodysiu, ką pirkau. Žinau, kad negalima filmuoti, bet apsimetu, kad nežinau. Atėjau nusipirkti drabužių minkštiklių ir nesupratau, kas tai yra, ar minkštiklis, ar milteliai tokie skysti, žinot. Tai turiu Google Translate ir sako, kad minkštiklis. Akys raudonos, išvažiavo Simonas, matėte, anksčiau jisai buvo atvažiavęs. Nuvažiavau į parduotuvę, reikia priklaupti. Nuvažiavau į parduotuvę, nusipirkti maisto ir taip pat Simonas važiavo ant motociklo pasiimti pinigų iš automato ir vienas į kitą tai pasižiūrėjom, labas, nors ir buvome prieš kelias minutės čia namuose. Bet tas toksai realizavimas, kad mes jau nesame kartu, mes nesame kaip ir šeima, tai, žinot, kažkaip paskutinis dalykas, ką noriu daryti, tai verkti ant kameros, nes tas atrodo, kam to reikia, tai yra privatus momentas, bet aš žinau, tuo pačiu metu tai darydama aš savo padedu, nes jūs su manimi esate buvę ir gražiuose momentuose, ir negražiuose momentuose, ir visame kame, ir aš tikrai gėdos tame nematau. Ir jeigu kažkam kitam galiu padėti su savo ašarom, tikrom, nesuvaidintom, tai irgi gerai, ne? O padėjimas yra toks, pamatymas, kad kitas žmogus taip pat gal eina tuo pačiu keliu ir viskas nėra rožinklota, nes yra žmonių, kad tikrai pagražina viską. Mūsų situacijoje taip nėra. Aš esu tikrai labai atvira, kaip jaučiuosi, kadangi noriu taip pat, kad kitos moterys suprastų, kad visos tos emocijos, kurias jūs turite, jos yra reikalingos išsiverkti, išsirėkti, išpykti, liūdėti, nes tik tuomet galėsi judėti. O jeigu tu viską laikysi viduje ir neišsakysi savo emocijų, neparodysi, aš nesakau apie kitus žmonės, bet gali pats namuose vienas būdamas, ne, bet tikrai neignoruok, nes gali būti labai blogai ir aš tikiu vidiniais blokais, aš tikiu energetiniais blokais. Yra žmonių, kurie neišverkia, valo savo blokų ir po to jiems yra daug sunkiau gyventi ir taip pat pradeda pritraukti tokias pačias ir situacijas, ir scenarius, ir žmonės, ir viską. Tai jeigu norite turėti kitokį gyvenimą, kitokią santuoką, kitokius santykius ateityje, tuomet tikrai reikia prasivalyti tos visus energetinius blokus dabar, kad po to mes jų neturėtumėm ateityje. Nežinau, ar supratote. Gerai, myliu jūs, aš dabar išsipakuoju, parodysiu, ką pirkau. Susipjausčiau obuolį, jau suvalgiau, arbūzas, vištiena, tualetinis popierius, servetėlės. Šunų maistas, šokoladinis pienas Ryanui, dar vienas šunų maistas, burnai skalautis,
Plotėliai kasdieniniai, šunų maistas, ryžiai, mėsa šunims, mums. Čia yra supjaustytos daržovės, obuoliai, arbūzas. Pagaminau šunims maisto, tai yra ryžiai su kepenim, širdelėm ir plaučiais. Labai laukia Dašas. O Ryanas jau išvažiavo, draugai atvažiavo ir jisai išlėkė.